Labą dieną, aš esu Sandra Nikulina, esu gydytoja psichiatrė, taip pat esu Lietuvos sveikatos mokslų universitete psichiatrijos doktorantė 1 metų. Ir man teko tokia galimybė sudalyvauti Oksforde mokymuose ICNP rengiamuose. Ir esu labai patenkinta, labai patiko ir grįžau su tikrai dideliais įspūdžiais. Iš tikrųjų įspūdžiai tai buvo tokie, kad nesitikėjau visų pirma, kad tiek daug naudos gausiu, tai gavau ir tiek klinikinės, tiek kaip mokslininkė jaunai patirties ir patarimų įvairių. Tai kas tai būtų, tai iš tikrųjų naujausia informacija apie gydymą psichikos sutrikimų srityje. Tai čia kaip klinicistei labai svarbu, aš manau, yra, nes paskaitas skaitė mokslininkai, gydytojai, psichiatrai iš įvairių Europos valstybių, pateikė naujausią informaciją, kurią taip pat publikavo žurnalai tokie kaip Lancet. Ir kaip mokslininkai tai taip pat labai patiko, kad buvo mokinama, kaip paruošti pranešimą konferencijai, tarkim, arba kaip atlikti metaanalizę taisyklingai, kaip įvertinti duomenis, tarkim, renkamus iš PubMed'o ar Medline, kitų duomenų bazių, kaip nesusimaišyti, kaip atrinkti, kad duomenys tiesiog būtų patikimi, taip pasakyti. Ir taip pat ta nauda tokia, kad galimybė susipažinti su labai įdomiais žmonėmis, nes tenais dalyvavo labai daug iš skirtingų Europos valstybių, daug jaunų psichiatrų, taip pat dėstytojai irgi su didelė patirtim jau. Tai gavom galimybę pasidalinti, kaip pas mus yra gydoma, kaip pas juos, kaip apskritai organizuojama psichikos sveikatos visos priežiūros sistema. Tai labai tokia įdomi patirtis, įvairiapusiška. Tapau ICNP nariu ir gavau galimybę taip pat prieigą prie įvairių duomenų bazių, kuriuos galima naudotis tik tai tapus ICNP nariu. Dabar sakė mums, kad 1 kartą šiais metais suteikė galimybę naudotis duomenų bazę, tai yra Britų psichofarmakologijos asociacijos duomenys. Tai metus laiko mes turim prieigą prie šios duomenų bazės, ten taip pat yra pateikiami visi naujausi duomenys apie psichotropinių vaistų poveikį gyvūnams, žmonėms, apie mechanizmus įvairius, kaip ten veikia. Ten yra ir video medžiagos, ir papildoma pastoviai, ir net yra galimybė gauti verstą medžiagą į lietuvių kalbą ir tiesiog suteikti informaciją Lietuvoje esantiems specialistams. Dėl ko tai buvo naudinga ir dar taip pat tos priežastis, kad galimybė praplėsti akiratį, pasižiūrėti, kaip kitose šalyse vykdoma psichikos sveikatos priežiūra, taip pat pamatyti kitų šalių galų gale, susipažinti su kitais žmonėmis, pasidalinti patirtimi, parvežti į Lietuvą naujoves kažkokias, kurias jie siūlo. Ir taip pat tokie dalykai, man kaip jaunai daktariai dar yra svarbu, tai, kad yra kompensuojamos tos išvykos, kompensuojami mokymai ir tai, manau, irgi suteikia tam tikrų privalumų. Linkiu, kad ne tik palaikintų, bet norėčiau, kad, kaip sakant, paraginti, kad ir taptų ICNP nariais.